Jeigu tu esi jaunas žmogus, kuris dar tik tai pradeda lipti karjeros laiptais, šitas video yra tau. Šiandien pakalbėsim apie dalykus, kurių geriau niekada nesakyti darbe, nes šitie dalykai ne tik nereikalingi darbe, bet ir kartais gali pakenkti tau arba tavo reputacijai. Pirmas dalykas tai yra bet kokios šeimyninės problemos, bet kokios šeimos problemos arba bet kokie tavo išgyvenimai praeity susiję, tarkim, su vaikyste arba netgi kažkokiom vaikystėm psichologiniam traumom, nes galbūt pas tave yra sunkus santykiai su tėvais. Tai apie tai galima kalbėti su savo artimaisiais, su savo artimais draugais, su savo psichologu, bet darbe tai nėra teisinga terpė apie tai kalbėti, nes pavyzdžiui, jeigu tu susidūręs su smurtu, tarkim, mokykloje, su bulingu mokykloje, net jeigu tu jau visą tai esi įveikęs ir esi šiuo metu savim pasitikintis žmogus, kuris visą tai paliko praeitį, nebūtina apie tai kalbėti, nes savo vadovybės akise tiesiog atrodysi kaip vaikas, kurį kažkada pyzdino, vadinasi, su tavim taip galima ir dabar. Todėl sakau, apie savo kažkokius vidinius išgyvenimus galima kalbėti su artimais žmonėmis, bet darbo terpė tai nėra teisinga terpė apie tai kalbėti. Lygiai taip pat, jeigu pas jūs kažkokia nesėkminga šeima, tarkim, ir jūs išgyvenat kažkokius dalykus praeitį arba kažkokios problemos yra susijusios su giminėm, geriau apie tai irgi nekalbėti. Mano darbe buvo panelė, kurios dėdė buvo nuteistas už finansinės machinacijas ir jinai apie tai kalbėjo. Ir aš ją paskui esu patraukus irgi šoną ir sakau, klausyk, tau tai jokios įtakos nedaro. Tu kaip darbuotojas su nepriekaištinga reputacija, tu esi patikimas darbuotojas. Bet jeigu nedaug dievė darbe kažkas atsitiks, o mes dirbom su didelėm pinigų sumom ir aš sakau, jeigu kažkas atsitiks, tu supranti, kad ta mintis žmonių galvoj, kad kažkas tavo šeimoje yra už tai nuteistas, tau šitą informaciją tikrai nepadarys jokio teigiamo poveikio. Todėl tokius dalykus galbūt tu gali apie tai kalbėti su savo draugais, bet tai tikrai ne darbo terpės pokalbiai. Nebent tu pradedi dirbti policijoje dar kažkur, kur tu privalai visą tą informaciją pateikti, dėl to, kad jie vis tiek visą tai patikrins ir tokiu atveju taip, aišku, tu geriau nemeluok ir pateik visą reikalingą informaciją. Bet įprastose darbuose dažniausiai klausia tik tai tavęs, ar tu nesi nuteistas ir neturi jokių ten problemų su įstatymu ir viskas. Ir todėl tikrai nebūtina minėti ten apie kažkokį dėdį, kuris ten buvo dėl kažko nuteistas. Tuo labiau, jeigu tu įsitikinęs, kad tai jokios įtakos tavo darbui nedaro. Todėl savo visokius su darbu nesusijusius išgyvenimus geriau laikyti ne darbo terpėj. Papildomas uždarbis. Papildomas uždarbio šaltinis arba papildomi projektai arba pradėtas verslas. Geriau apie tai nekalbėti išvis, netgi su kolegiam, kuriais pasitiki, dėl to, kad jeigu tu pradedi kažką daryti papildomai, tu nežinai, kaip tai bus traktuojama tarp tavo viršininkų, tarp tavo bendradarbių. Tu gali būti labai pareigingas, atsakingas žmogus, dirbti gerai savo darbą ir su visko susitvarkyti, bet kai tik tu padarysi kažkokią klaidelę, jau bus. Čia dėl to, kad jos galva ne darbe, jinai iš tikrųjų galvoja tik tai apie savo projektą arba tik apie savo verslą. Tau gali būti tiesiog pritaikomas kažkokios kitokios sąlygos nei kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, iš darbo terpės irgi pažįstu žmogų, kuris pradėjo verslą su nekilnojamu turtu, pradėjo kažko užsiimti ir norėjo pereiti iš 5 darbo dienų į 4 darbo dienas. Įmonei tai yra priimtina, aš žinau, kad kai kurios įmonės to nedaro, bet toj įmonei tai buvo tikrai priimtina, buvo labai daug darbuotojų, kurie dirba mažiau, įmonė netgi samdė freelancerius, kas parodo jau, kad įmonė tikrai gali labai lanksti būti su tuo, neprivalo visi dirbti vienodai, ten 38 valandas ir viskas, kai kurie dirba mažiau, kai kurie dirba daugiau, kartais, kai trūksta darbuotojų, įmonė laisvai samdo freelancerius sutvarkyti kažkokius ten finansinės apskaitas. Ta moteris pradėjusi savo verslą norėjo pereiti iš 5 darbo dienų į 4 darbo dienas ir jai viršininkas tiesiog pasakė, kad ne, jie negali to leisti. Jos pareigos yra per aukštos, kad pereiti, nes ten buvo menedžerė, tiesiog pasakė, kad jos pareigos yra per aukštos, kad patrumpinti savo darbo dienas, nors yra žmogus toj įmoniai tokių pat pareigų, kuris dirba 4 dienas per savaitę, o jai neleido. Aš manau vis dėlto, kad tas faktas, kad jis sakė, kad jį pradėjo savo verslą ir iš tikrųjų nori pamažinti savo darbo savaitę darbe, dėl to, kad ateityje planuoja vis daugiau laiko skirti tam verslui ir kažkada išeiti iš to darbo. Tai va, tokių dalykų geriau darbe nesakyti. Tai yra normalus žmogiškas faktorius. Kiti žmonės, net jeigu jie mėgsta tave ir vertina tave kaip darbuotoją, jie vis tiek gali nemėgti to fakto, kad tu nori išsišokti, kad tu nori išsiskirti, kad tu nori kažko daugiau pasiekti, kad tu nori išeiti kažkur kitur arba sukurti kažką savo. Labai pasiseka, kai tau tenka dirbti tokio darbo terpėje, kurioje tave palaiko ir padeda augti, bet dažniausiai, jeigu tu pasakysi, kad tu šone pradėjai kažkokį projektą arba verslą,
tu mažai sulauksi palaikymo iš savo bendradarbių, tuo labiau vadovybės, todėl geriau apie tai nesakyti. Sveikatos problemos, kaip ir psichologinės problemos. Aš apie tai geriau nekalbėčiau darbe išvis. Sveikatos problemos iš tikrųjų panašu kaip ir laisvalaikis. Jeigu tu tai tvarkai, mes jau kalbėjom apie tai, ko geriau neviešinti darbe, aš priseksiu šitą video čia, ten aš irgi paminėjau kelis punktus, ko aš geriau neminėčiau, nesakyčiau, ar nesidalinčiau darbe, bet kaip ir laisvalaikį tu tvarkai taip, kaip tu nori, taip ir tavo iš tikrųjų sveikatos reikalai. Jeigu jie neįtakoja tavo darbo, aš turiu omeny, jeigu nėra tokios situacijos, kad tau bus reikalinga operacija ir tavęs nebus darbe 2 savaitės, tai aišku, tu tokio fakto nenuslėpsi. Bet aš turiu omeny, jeigu pas tave yra kažkokios tai smulkios sveikatos problemėlės, kurios tave kamuoja arba trukdo ir tu vis tiek eini pas daktarus nedarbo metu, todėl aš geriau apie tai nekalbėčiau savo bendradarbiais. Aišku, aš sakau, pas visus yra kažkokia work bestie, su kuria tu kalbėjai apie daug dalykų, jeigu tai yra žmogus, kuris yra patikimas ir taip toliau, tu gali apie tai galbūt kalbėti, bet vėlgi tu būk tikras, kad čia yra tavo work bestie, o ne žmogus, kuris iš tikrųjų paskui slapta vaikšto ir viską pasakoja vadovybei. Aš esu nusideginus pati dėl to, kad pas mane buvo kažkada toks laikotarpis, kai buvo kažkokia nepraeinanti sloga. Kažkoks, nežinau, sinusitas, nesinusitas ir ten buvo taip, kad atrodo lyg dar tas laikotarpis ruduo žiema, kai atrodo viena sloga pasibaigia, atrodo kita prasideda ir mane šitas dalykas jau buvo labai labai užknysęs tiesiog. Tiesiog aš jau blogai miegodavau, nes aišku, visų pirma, pas mane 2 vaikai, kurie kartais irgi serga, kai aš sergu. Ir aš neišsimiegodavau, kartais buvo kažkokių galvos skausmų ir tekdavo eiti keletą kartų pas ten gydytojus, kad kažką išrašytų ir taip toliau, bet realiai mano darbo tai neįtakojo. Aš nevėlavau darbą, neimdavau laisvų, pas daktarus lankiausi savo laisvom dienom arba po darbo, nedarbo valandom. Todėl kaip ir jokios įtakos mano darbo tai nedarė. Bet aš buvau pavaduojanti menedžerė ir aš su bendradarbiais kalbėjau apie tai, kad Jėzau, kaip jau užkniso šita sloga, atrodo normaliai neišsimiegi, pavargsti, trūksta energijos, nes iš tikrųjų kai tu sergi ir jau sergi kažkurį laikotarpį, aišku, tu pavargsti ir tau gali trūkti energijos. Ir mane vieną dieną tiesiog kviečia pas save toks vyresnis menedžeris, kaip rajono menedžeris, ir sako, kad klausyk, ar tau viskas gerai, tu atrodo turi problemų su sveikata ir taip toliau. Ir aš sakau, ką? Jeigu tu nesusitvarkai, tai žodžiu, mes čia galim pasiūlyti kažkokias alternatyvas ir aš tokia tipo, ką? Tai esmė buvo tokia, kad kadangi aš buvau pavaduojanti menedžerė, mūsų įmonėje tuo metu pradėjo dirbti menedžerės pažįstama mergina, kuri jau dirbus su šita menedžerė prieš tai įmonėse ir ji tiesiog norėjo ją įkišti į šitą darbą. Aišku, aš suprantu, ten buvo mergina jaunesnė už mane, be vaikų, dėl to jinai buvo labiau lanksti, bet jie tiesiog pradėjo kalbėti apie tai, kad maždaug gal tu nesusitvarkai maždaug ir šita mergina, jinai dabar galbūt bus labiau pavaduojanti menedžerė, o jie lyg gražiuoju man bandė pasakyti, kad aš atsisakyčiau savo tos atsakomybės, pareigos, dėl to, kad maždaug mano sveikata man trukdo, tuo tarpu aš paminėsiu, kad ta mergina, jokio šeimingo, bet ta mergina buvo su gal 50 kg antsvorio, su diabetu ir dar ten hormoniniam problemom, lankėsi nuolatos dėl to pas gydytojus ir lygiai taip pat turėjo problemų su sveikata. Todėl kažkaip sakyti, kad mes čia tave maždaug pakeisim su sveikesnė mergina, tai kažkaip kvaila. Ne, čia buvo grinai toks personal dalykas, kur tiesiog pažįstamas norėjau labiau prastumti savo pažįstamą, bet tuo metu man jau buvo nusispjauti, nes aš žinojau, kad aš keisiu darbą, nes aš jau ieškojau kitos vietos, nes man jau ir taip atėjęs buvo laikas augti ir aš žinojau, kad aš keisiu darbą. Bet vis tiek šito pokalbio su manim nebūtų, jeigu aš darbe nepradėčiau sakyti apie tai, kad yra kažkokios sveikatos problemėlės, kurios mane kamuoja, kurios mane erzina. Ir realiai niekas net nebūtų žinojęs, nes aš dėl to nei iš darbo atsiprašinėjau, nei vėlavau, nei kažkaip blogai darbe dirbau, nei kažkokių nusiskundimų iš klientų turėjau, ne? Kitos dalinasi ir aptarė savo problemos ir menedžerė pati sakydavo, kad pas mane bloga atmintis dėl menopauzės šiuo metu ir tai kažkaip, aš juk irgi galėjau nueiti ir pasakyti, kad ta prasme šiaip tai jinai negali būti menedžerė, nes pas ją bloga atmintis dėl menopauzės, bet jinai kažkaip tiesiog nusprendė, kad taip, jinai gali pasakyti, kad kažkaip Viktorija yra problemų su sveikata pastaruoju metu ir jinai nesusitvarko, nors to nebuvo. Ir dėl to aš padariau išvadas, lygiai taip pat dėl savo kažkokių psichologinių problemų. Mes kaip visuomenė šiuo metu esam tokie visi pažengę ir atrodo suprantam, kad žmonės turi ten emocinių išgyvenimų ir taip toliau. Aš manau, kad jeigu jūs jaučiat, kad turit kažkokių tai problemų,
jūs būtinai turite dirbti dėl to su savo psichologu, būtinai spręsti tas problemas. Vėlgi, jeigu pas jūs yra kažkokia depresija ir jums reikia netgi galbūt laisvų dienų nuo darbo, tai galime pasiimti biuletenį. Galima, aišku, tiesiog pasakyti, kad aš esu milinelė su darboholikės įsitikinimais, bet man atrodo, kad savo vis dėlto emocinės problemas reikia laikyti darbe, reikia laikyti savo. Dėl to, kad nedarys tau tai teigiamos jokios įtakos, nes lygiai tokia pat situacija kaip su mano sveikata, tarkim, ir atsidūriau tokioje kažkokiai keistoje situacijoje. Lygiai taip pat, tarkim, jeigu tu sakytum, kad pas mane šiuo metu yra kažkokios mental health problems, aišku, jeigu pas tave yra tokios problemos, kad tau tikrai nesigaus dabar papildomų pareigų imti, arba tu net negali pagalvoti apie kažkokį paaukštinimą dėl to, kad tu tiesiog nesusitvarkysi, nes tau šiuo metu blogai, tai tu pasakyk apie tai savo, aišku, darbdaviui, kad tavęs neapkrautų papildomom pareigom arba nesiūlytų paaukštinimo, nes tu tiesiog nesusitvarkysi su to. Bet jeigu tu matai, kad tu turi kažkokių tai, tarkim, problemų, bet tu vis tiek darbštus, planuoji dirbti ir planuoji siekti aukštesnių pareigų šitoje darbo vietoje, vis dėlto aš savo kažkokių tokių išgyvenimų vidinių neminėčiau dėl to, kad tiesiog darbo terpė tai nėra tavo draugai ir tiek. Tiesiog, jeigu būtinai kalbėk su savo artimais, su savo draugais, ieškok palaikymo šeimoje, jeigu pas tave šeima supratinga. Jeigu neturi šeimoje palaikymo, kreipkis pas psichologą. Pilna dabar yra pagalbos ir internetu, ir, nežinau, polikliniką nueik pas psichologą užsirašyk. Kažką, bet tik tai ne darbe. Darbo terpė yra ne ta terpė, kurioje tave priims ir mylės visokį. Čia nėra tavo šeima, čia nėra tavo draugai, tu tiesiog dirbk. Jeigu negali dirbti, išeik į kitą darbą. Jeigu yra kažkokių patarimų, kuriais jūs norėtumėt pasidalinti, arba jeigu yra kažkokių istorijų iš jūsų darbo, kai jūs overshared, kai pasidalinot kažko ir dėl ko paskui gailėjotės, arba pasidalinot ir paskui buvot kažkokioj keblioj situacijoje, galite taip pat rašyti juos komentaruose. Aš manau, kad bus labai įdomu paskaityti visiems. Taip pat nepamirškit spausti patinka, nes tai yra nemokama ir jums nesunku, ir man malonu. Taip pat galite pažiūrėti šitos video. Ačiū tiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Visiems bye!